mano lobis. Ir dar Jėzus pridūrė, žiūrėkite savo kitas, bet kokią godumą, nes jei kas ir turi apčiai, jo gyvybė priklauso nuo turto. Evangelija pagal Luką, 12 skyrius, 15 eilutė. Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo savo vienas svarstyti, ką čia man dabar padarius, neturiu kur sukrauti derliaus. Galop jis tarė, štai ką padarysiu, nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugebensiu visus javus ir visas gerybės. Tada tarsi savo sielai. Mano siela turi daug gerybių, sukrautų ilgiems metams, ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pakeliauk. O Dievas jam tarė, kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kamgi atiteks, kas sukrovei? Taip yra tam, kas sukrauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Tada Jėzus kalbėjo savo mokiniams, todėl aš jums sakau, per daug nesirūpinkitės gyvybę, ką valgysite, ne savo kūnu, ką vilksite. Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. Pasižiūrėkite į varnus. Jie nesėja ir nepjauna, neturi nei sandėlių, nei klonų, bet Dievas juos maitina. Jūs nepalyginkite vertesnį už paukščius. Kasgi iš jūsų galėtų savo rūpesčių bent per sprindį prailginti savo gyvenimą. Jei tad jūs neįsistengėte padaryti nei mažumo, tai kam rūpinotės kitais dalykais? Įsižiūrėkite, kaip auga lelijos. Jos neverpia ir neaudžia. Bet sakau jums, nes Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengė laukų gėlę, šiandien žydančią o rytoj metamą į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis, mažatikiai. Tada neklausinėkite, ką valgysite ar gersite, ir nebūgštaukite, visų tų dalykų vaikosi šio pasaulio pagonis. O jūsų tėvas žino, kad viso to jums reikia. Verčiau ieškokite jo karalystės, o tai bus jums pridėta. Nebijok mažai kaimene, jūsų tėvas panorėjote atiduoti jums karalystę. Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite savo pinigų, kurios nesusidėvi. Kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandis nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Dėkuoju, Tėve, kad tu manimi rūpinėsi. Aš noriu dirbti ir atlikti man patikėtas užduotis, bet aš nenoriu turėti nereikalingų paralyžiuojančių rūpesčių. Tu manimi nuostabiai rūpinėsi. Aš tikrai galiu tavimi pasitikėti. Amen.